Papasakosiu jums, kaip mane skaudžiausiai buvo apgavę automobilių perpardavinėtojai. Dar prisimenu, kaip šiandien perku savo pirmą automobilį BMW 2 litrų dizelis. Man buvo 19 metų, buvau tik įstojęs į Kauno technikos kolegiją mokytis automobilių elektroniką, autotransporto elektroniką. Žodžiu, nusiperku, pravažiuoju, 2-3 savaitės sužinau, kad variklio defektas. Trūksta kompresijos 2 cilindruose. 2 ir 4 buvo įtraukusios sklendės greičiausiai ir vienam cilindrė 15 atmosferų, kitam 10, kai priklauso 28. Tai realiai man tas variklis dar savaitę pavažiavo ir visiškai užkalė. Sutvarkau variklį, po mėnesio vėl jis man sugenda. Ir taip per metus aš 4 variklius pakeičiau, purkštukų komplektą, pavarų dėžę ir kokias 4 turbinas, plius minus. Žodžiu, minusas buvo, remontavau viską savom rankom, bet pliusas, kad išmokau ir supratau, kaip veikia automobilis. Atsimenu, per gimtadienį mama ateina, tai tu neateisi pas visus švęsti. Ne, neateisi, sako, tai tu bent šviesą įsijungi ir remontuoji. Nereikia, aš viską atmintinai žinau, nes jau 3 sykį kokį keičiu tą variklį. Žodžiu, problema buvo kame. Realiai aš pravažiavau kokį 10-15 servizų ir man niekas nenustato, kodėl man sugenda vis variklis, turbina, nors turbinos restauruojamos buvo, varikliai patikrinti, dėti. Tai žodžiu, vienas servizas tik nustatė ir jie žiauriai kieti elektrikai. Jie čipuotojai yra, iš tikrųjų, galiu reklamą dar padaryti, gal jie ir prisimins mane. Čia seni laikai, bet čipas chip tuning, čia kur Kaune yra, Narauskas, man atrodo, jo pavardė, to elektriko. Kietas žiauriai meistras sako, pas tave tą mašiną taip nučipuota, kad jinai gerai žiauriai eitų ir paslėptas būtų defektas. Kaip iš pradžių, kad buvau nupirkęs su tom kompresijos trūkumu. Žodžiu, turbina pūtė nuo 3000 apsukų tiek, kiek mato MAP sensorius. Realiai ten buvo 3,2 baro. Tai čia yra maksimumas, ką mato MAP sensorius, o jinai ant 5000 iš vis, ką ten pučia, nesąmonė. Ko pasakoja, gadina variklį, turbina save gadina ir purkštukus. Ir pavarų dėžę, aišku, genda, nes jis labai gerai važiavo. Tai žodžiu, nuėmiau tą čipą, įrašiau originalią programą ir pardavau. Ukrainiečiai nusipirko ir išvažiavo. Realiai be reikalo pardavau. Bet nuo tada pradėjau užsiimti automobilių pirkimų ir pardavimų. Nes jau gerai labai žinau apie tos trečiukus ir sakiau, kitą nusipirksiu. Tik nusipirkau, atsimenu, su turbinos defektu. Sutvarkiau turbiną ir galvoju, ar man jį parduoti, nes matau, pigiausią rinkos kainą įdėčiau, uždirbčiau 700 eurų. Ar geriau savo pasilikti? Galvoju, parduosiu. Ir taip vienas po kitą pradėjo suktis automobilį. Tai realiai čia mano pati pradžia automobilių sferos. Žodžiu, va taip mane buvo, nuskausminę perikupai. Niekad nepasakau tos istorijos, galbūt kažkam įdomu. Palaikinkit, jeigu įdomu. Tai va, iki.